Kokia situacija kariuomeniai su tūlikais ir dušais, klausė Justas. Aš beje taip ir galvojau, kaip user skaičiukai atsakęs Justui. Vienoj patalpoj viskas be kabinų, visi nuogi stovi bendroje eilėje ir laukia savo eilės. Aš taip galvojau, kad bus, bet nebuvo. Aš dar tikėjausi ir vieno bendro suolo su išpjautom skylėm ir ten vadinasi tualetas, bet atvykęs į šaukimą buvau žiauriai maloniai nustebintas, nes buvo viskas žiauriai gražiai įrengta. Niekas nėra vienoj bendroje zonai, turi normalų žmogišką privatumą, ko nėra daugelį komercinių džimų. Dušo kabinos yra užsirakinančios ir atskiros, ir tūlikai taip pat. Ir šiaip apskritai norėčiau pagirti, kokiom gerom sąlygom gyvenam. Tikiuosi, kad visuose batalionuose tokios sąlygos. Mes turėjom ir savo skalbenkės, ir džiovyklės, ir intendantas parūpindavo skalbimo miltelių. Gal ne pačių geriausių tai atsiveždavom savo, bet vis tiek visko visada būdavo. Turėjom ir geras batų džiovinimo spintas, kur neždavom kerzus kiekvieną vakarą. Skaudžiai, ananaubai. Aš šiaip nesu didelis medžių lipėjas. Atvirai pasakysiu, man ir lova buvo labai patogiai. Man patiko ir mano šaukimo pagalvė. Ir vienintelis beefas, kurį turiu apie gyvenimo sąlygas, tai yra kaldra, ar kaip nori taip vadink, bet tas kandantis vilnonis daiktas, kurį įsivelki su patalinė, bet jis vis tiek minimaliai kanda. Oi, įstrigo batas. That's it. Tiek turiu beefo apie gyvenimo sąlygas. Visa kita buvo žiauriai puiku. Ačiū, kad žiūrit ir komentuojat. Iki rytojaus. Ate. Parato, ready. O ne, įlipau iš šuns ready.